Atspausdinau naują dėželę, kuri yra centimetrą aukštesnė. Dabar turėtų visą laivą tilpti. Pat sulitavau įtampos matavimo grandinę ir nupiešiau schemą. Galime surinkti viską į naują dėželę ir žiūrėti, ar viskas telpa. Prie saulės baterijos prijungiau powerbanką su reguliuojamu maitinimo šaltiniu ir matuoju baterijų įtampą. Krovimas veikia. Viską surinkau, gavosi graži dėžutė, jungiklis, skylutė, drėgmės jutikliui, kontaktai, saulės baterija. Viduje viskas gana ankšta ir norint pakeisti baterijas reikės viską išardyti. Sekančią versiją tai perdarysiu. Galima eiti lauką bandyti. Befilmuojant telefonas perkaitą išsijungė. Štai, sukišau visus daviklius ir pajungiau juos prie taisėlio. USB laidas keliauja vidun. Eina. Ir lenda į mano kompiuterį, iš kurio dabar toliau debuginsiu. Viskas veikia. Matau baterijos įtampą, saulės baterijos įtampą, 6 drėgmės jutiklių reikšmės, temperatūrą dėželėje, drėgmę. Ir toliau ką darysiu, bandysiu prijungti visą tai prie Wi-Fi'aus, prie interneto.